Taip, tai sveiki sugrįžę. Labas, Ignai, dar kartą. Wow. Tai noriu paklausti, kaip visas maratonas sekasi Pietinio kronikas pristatymo, kaip jausmai? Vyksta. Tai jau baigiu priprasti. Prie ko? Nu, prie pasikeitimų kažkoks. Ne visai tikėta buvo. Sėkmės nesitikėjai. Nu, tai dėmesio gal. Tas dėmesys vis tiek toks. Reikia išmokti. Taip beveik išmokau. Netgi jau išmokau ir pasidžiaugti. Oho, okei. Nesivaizduoju. Bet gal tada perėsiu prie paprastesnių klausimų, tai ko ir baigiam. Tai apie muziką, kurią rinkot, žinau, su Vyčiu Puranu kartu sėdėdavot ir klausydavot. Tai ir ten ir Dr. Alban, ir Tu Unlimited. Tai kaip sekėsi rinkti tuos leidimus? Ar kažkam tau pačiam teko atsakomybė? Ir aš girdėjau, kad tu pats net rašei laišką Metalikai. Tai kaip visą tai atrodė? Jo, su Vyčiu buvo labai smagus darbas, kadangi abudu truputį tokie frikai muzikos esam ir iš pradžių buvo labai smagu sėdėti ir žongliruoti ten albumais ar dainom ir kažkokiais prisiminimais. Ir paskui toks gal įdomus buvo arba kertinis gal Vyčio pasakymas, sako, mums reikia sustoti ir įjungti to tokio pirmoko arba pirmo karto požiūrį. Nu, tarkim, filme skamba tokių kūrinių, kurių aš tais laikais nemėgau. Nu, ta prasme, ir dabar nesu ten didelis jų fanas, jie tiesiog jie man juokingi. Bet įvyko toks dalykas, mes kažkaip, taip, susiprogramavom save, pradėjom tada klausyti visko, tokių srautais, atrasti kažkokių keiščiausių lietuviškų grupių, galbūt ne tai, kad atrasti, o iš naujo iškasti. Va, ir tada įvyko toks dalykas, kad ta muzika, kuri kažkada atrodė kvaila ir juokingas, taiga pradėjo labai patikti. Pavyzdžiui, šitas Culture Beat, Mr. Vane, aš anksčiau tiesiog ją ignoruodavau tą gabalą, o dabar staiga pradedi klausyti ir sakau, tu girdi kokią boso partiją, čia kažkaip nerealu, ta prasme, kad jo, tiksliai. Ir tokie sėdė būdų, kur viskas girdėta, bet iš naujo atradimai vyko. Tai va, ir įsimylėjom viską kaip pirmą kartą girdėdami. Tapom tie tokie nekalti. Ir tada, aišku, buvo tas kitas etapas, kai Lukas Trimonis prisijungė prie kompanijos prodiuseris. Sakė, parodykit, ką jūs čia turit. Aišku, aš čia truputį viską taip pagražintai pasakoju, todėl kad Lukas žinojo, kuo čia viskas baigsis. Dar prieš teikiant paraišką į fondą, į kino centrą, buvo su juo sutarta, kad yra viena raudona linija filme, kuri nebus pastumta. Tai yra tų laikų muzika. Ir net jeigu jau mes ten stovėsim ant atbrailos, tai tą gelbėjimosi paketą vis tiek laikysim uždarytą. Nes jeigu vėliau šitos muzikos negausim, tai bus didesnių problemų. Nes yra tokių pavyzdžių, aš nenoriu minėti ten filmų arba sprendimų, kai negaunama muzika ir tada bandoma toj nuotaikoj arba tam stiliuje kažką maždaug panašaus sugroti. Galbūt kažkokiam kontekste tai veikia, bet kai mes kalbam apie laikmetį ir apie tikslius tokius patvirtinimus to laikmečio, labai ryškius taškus, tai gali suveikti atvirkščiai, atstumenčiai. Tai va, tai pirminis planas buvo, man atrodo, kažkas apie 17 kūrinių, o liko 9 ar 10. Jo, ir tai čia aš turiu omenyje apie užsienio jo atlikėjus. Ir taip teko rašyti laišką Metalikai, kadangi šitas Nothing Else Matters yra sukurtas Hetfieldo
ir jisai ten kažkaip labai jautriai tą kūrinį žiūri ir iki to jis nebuvo, man atrodo, leidęs niekam naudoti. Ir iš pradžių Lukas kreipėsi į agentūrą ir iš pradžių tarsi buvo tik sumos, pinigų klausimas, kiek čia tai kainuos. Viskas atrodo pajudėjo, bet staiga atėjo laiškas, kad, čia ne piniguose esmė, ir piniguose, aišku, bet esmė tame, kad jie sužinojo, kad buvo pergrotas kūrinys. Nes filme yra, kad aktorė paima gitarą ir groja tą kūrinį. Ir jiem iškart kilo klausimas, kokiam kontekste, ar mes nesityčiojam. Tai siuntėm scenas abidvi, kaip jinai groja, kaip naudojamas originalus kūrinys, scenarijaus iškarpas, ten režisieriaus motivacijas, sinopsius ir plus rašiau tą laišką. Dabar viskas labai juokingai skamba, nes jau sakiau, kad čia kaip Kalėdų seniui laišką rašai. Net jeigu jis egzistuoja, nežinai, ar jis perskaitys. Aš girdėjau, kad įžanga buvo Dear Metallica, nežinau. Tai čia buvo tas teisinis dalykas, kad aš iš pradžių užrašiau Dear Metallica ir tada, man atrodo, teisininkas sako, per daug ironiškai skamba. Reikia rašyti kreipinį žmogui. Sako, tai gerai, tai mes Larsą Ulrichą pradžioj parašom, nes jis turbūt galvoja, kad jis Metallicos ten yra pagrindinis. Ar Hetfieldą, kuris parašė tą kūrinį, bet sakau, tai jeigu mes dar konfliktą sukelsim grupės viduje, tai mes tikrai nieko nebegausim. Tai, man atrodo, buvo suformuluota Dear Members of Metallica. Kažkaip tai. Nuostabu. Taip. Tai bet kaip pats tas autorinių teisų gavimo procesas atrodė, kiek tu gal žinai, nes greičiausiai Lukui perdavėt ir kiek truko? Ilgai. Ja. Tikrai ilgai ir čia prieš tai buvo diskusija, kad jau ten 3 mėnesius, o ne, tai aš visiems siūlau galvoti apie pusę metų, net jeigu jūs gausit per 2 savaitės, vis tiek galvoti apie pusę metų, nes maža ką. Dabar esmė, jeigu jūsų kūrinyje yra ten 10 gabalų, kažkokių tokių Metallicos ir Scorpionsų. Ir dabar esmė, viskas įmanoma, bet reikia laiko paskirti. Ir visi šitie patarimai, nes sulaukiam daug patarimų, kreipkitės ten per Suomius, ten labai greitai viskas bus, tai Lukas viską išbandė ir visi tie patarimai, kad labai greitai viskas išsispręs, vis tiek užtruko pusę metų. Čia taip supratau, kad greitai ir išsisprendė čia. Pusę metų, supratau. Aišku, kažkas labai greitai atsiliepė, bet buvo ir tokių, kur mes taip ir negalėjom naudoti. Galiu pasakyti dabar konkrečiai, tai buvo numatyta regbio scenom. Aš turėjau 2 variantus, tai buvo criss-cross jump ir iš pradžių su juo montavom, nes sakė, irgi nebus problemų. O paskui atsirado MC Hammeris, jis buvo kaip ant atsarginių salelio gulėjo. O su criss-crossais buvo taip, kad išsiaiškino agentūra, kad šiuo metu ten gal kokie 5 ar gal dar daugiau teisių turėtojų prodiuserių ir jie tarpusavį ten jau ne žodžiais konfliktuoja, o kulkom ten, žodžiu, ten gangster rap visiškai ir be šansų. Supratau. Tai pasikslinu, čia Pietinė kronika buvo tie 90 galiausiai, kurios pusę metų užtruko. Maždaug taip, pusę metų. Supratau. O tu minėjai, aš esu pasiruošusi gal klausimą ir šiek tiek kalbėjom apie tai, nežinau, kiek tu galėsi išduoti, kaip tu kalbėjęs ir tarėsi su prodiuseriais, paminėjai apie tokią raudoną liniją, apie muziką, tai gal gali pasidalinti kažkokiais patarimais? Taip. Kuo gali? Jo. Aš norėčiau truputį grįžti prie šito pavadinimo, ką mes čia veikiam, tai tie sėkmės receptai skamba labai taip įdomiai. Aš galiu pasakyti, kaip po naujų metų į sporto klubą eiti ir atsikratyti žalingų įpročių, bet kaip filmo. Aš turiu apie tai klausimą. Gerai. Žodžiu, čia nėra jokių receptų. Man atrodo, pagrindinis receptas yra kalbėjimas. Ir
kuo mažiau mistikos ir kuo mažiau nutilėjimų, tuo yra geriau. Nes aš Luko visai nepažinojau. Ta prasme, pirmas skambutis buvo, buvau matęs vieną kartą kažkokioj diskusijoje ar laidoj ir žinojau, kad jis yra Stebuklo prodiuseris. Stebuklas tai yra Eglės Vertelytės debiutinis filmas. Tai viskas. Bet mes iškart pradėjom kalbėti labai atvirai ir aš visiems rekomenduoju tą daryti. Ta prasme, geriau pirmam etape išsiaiškinti, kad ne pakeliui, negu išsiaiškinti pakeliui, kad ne pakeliui. Taip, nes... Bet žinai, turi žinoti, kas tas atvirumas, kas čia įeina. Nu tiesiog, į kaktą reikia viską pasakoti. Ir mums su Luku, man atrodo, tas labai padėjo abiem ir netgi teikiant paraišką buvo iškart sutarta, kad, nes aš atsimenu ten jau pirminius kažkokius, kai jau buvo scenarijus rašomas, pradėjom kalbėtis ir, kai kas jį galbūt gazdino ten, kas čia galėtų įvykti. Ir mes sutarėm tokį dalyką, kad aš suformuoju viziją, ne tik žodžiu, o raštu, vizualiai kažką net pamontuoju video, naudoju visas priemonės, pateikiam viziją į fondą, vystymui, jeigu ta vizija gauna palaiminimą, tai aš darau savo darbą, Lukas daro savo darbą. Mes tada jau pasiskirstom. Aišku, yra ir bendrų darbų, bet ta prasme, sutarėm taip, kad prodiuseris jau nebeformuoja, kaip toliau ten kūrybiškai filmas pasuks, čia jau mano reikalas. O aš savo ruoštų neaiškinu jam, kaip tą filmą paskui, ką su juo daryti paskui. Platinimas jau čia ne mano reikalas buvo. Tai jo, užtenka manai kartais tiesiog tokio atviro pokalbio, nebūtinai, ką mes kalbėjom, kad griežtai sutartis. Tai aišku, viskas buvo pasirašyta, Lukas yra, gerąja prasme, pedantas ir jisai, daug kur parašą reikia dėti. Jis pats visada bando jo apsisaugoti ir tikrai net jeigu sakai, tai čia nesvarbu, svarbu, pasirašom, nesvarbu, kad mes čia sutarėm, viskas gerai. Tai visada apsisaugom. Tai ir prieš tai apie tai jūs minėjot, kad taip, kad nesvarbu, kad... Jo, kad gali geriausi draugai būti, bet aš esu turėjęs ir santykių, kur geriausi draugai ir baigėsi labai blogai. Labai blogai baigėsi. Tai ir žodžiu. Paskui jau, kai baigėsi blogai ir tada sėdim prie stalo ir kažkokią sutartį ten pasirašinėjom. Oi, tai niekam nelinkiu. Jo. O grįžtant gal šiek tiek dar prie autorinių teisių, nežinau, ar teko šitame filme gal ar kažkur naudoti kūrybiniam procese dirbtinį intelektą ir kaip? Ar neteko? Tai teko taip, kad neakivaizdžiai. Tai galbūt čia kažkas ir žino, kad pats Vytis Puronas, jisai yra sukūręs tokį asistentą garso režisieriam, kai dirbant, aš čia taip bandysiu žmogiškai paaiškinti, ką tai reiškia, tai, ta prasme, jeigu tu atrinkinėjai tam tikrą medžiagą, tam tikrai scenai, galbūt visam filmui dėlioja atmosferas, tai kartais toks darbas gali ir savaitėm užtrukti, o jisai tokį įrankį sukūrė, pagalba su dirbtiniu intelektu, kad jau kai kuriuos procesus jam padeda padaryti, atranką padaryti. Ta prasme... Dainų atrankas. Ne dainų, ne, čia visiškai... Garso atmosferų, pavyzdžiui, arba efektų, arba kažkokių triukšmų, kurių reikia filmo garso takeliui. Čia daugiau gal Sauliaus Urbana... Ne, su muzika tai... Ne, viskas yra atvirkščiai, visa muzika buvo sukurta, Vytis nusipirko, ten praėjo kryžiaus kelius, nusipirko šitą. Aš gal patikslinsiu, kad Vytis yra muzikos supervizorius ir kompozitorius. Taip. O garso režisierius yra Saulius Urbanavičius.
Urbanavičius, jo. Taip, Urbonavičius filmavas, žodžiu. Tai va, ir tai čia daugiau gal Sauliaus atveju, kad kai garso dizainą kurti, tasai įrankis. O muzika, tai Vytis nusipirko senus sintezatorius ir jis viską su jais perkūrė. Ta prasme, visa muzika yra super originaliai, jinai ten rankiniu būdu padaryta. Nu ir dar gal dirbtinis intelektas, jeigu taip galima. Man keistas tas terminas, nes ten nėra intelekto. Ten, ta prasme, nu ten koks intelektas? Come on, apie ką mes šnekame? Ta prasme, tai yra tiesiog didesnis kompiuteris negu jūsų namuose. Tai turbūt šitoj vaizdo postprodukcijai kažką naudoja, bet nieks nestovi už nugaros. Bet jeigu nusifilmuoji 3 sluoksnius vaizdo, tai dirbtinis, net jeigu jis bus tų intelektas, jis tau jų nesuklijuotų ir nepadarytų. Tai, žodžiu, vis tiek reikia Mindaugo Galkaus, kuris visą tą medžiagą ten sėdėtų savaitę ir lipdytų, sulipdytų, o paskui gal ten kokį ten šešėlį paspaustų, kad, padarė. Tiek. O kitas dalykas apie dirbtinį intelektą tai yra taip, kad jeigu autorius arba kūrėjas galvoja, kad dirbtinis intelektas už jį kažką padarys, tai aš labai rekomenduoju tam autoriui arba kūrėjui susirasti paprastesnį darbą. Nes reiškia, jam nebeįdomu kurti. Jam čia prodiuseriui gal įdomesnis dirbtinis, kad nebereikia autoriaus, kažkaip ten suprogramuoju, padaro, viskas, autorius atleidžiu ir tada viskas. Tai čia daugiau prodiuseriam šitas įrankis. Sutarties nereikia pasirašinėti. Taip, gali pasirašyti su savim, nežinau. Visai. Taip, o dar turiu klausimą apie autorinių teisų temą. Taip. Nežinau, ar esi pats susidūręs su kokiais nors pažeidimais, gali papasakoti? Jo, tai esu vogęs savo filmą. Nes reikėjo kažkam parodyti filmą savo, praeitą, ir aš jo neturiu. Ir tada paskambinau draugui, sakau, gal tu turi filmą, sako, aš tau galiu duoti prisijungimą prie Linkomanijos. Tai aš panaudojau jo prisijungimą, pavogiau savo filmą ir nusinčiau žmogui. Susidūrė su pažeidimais. Neturėjau, nebuvo kaip kitaip. Tai va, aš esu nusikaltęs, pavogęs savo filmą. Gal kaip tik džiaugsmą kelia, kad daugiau žmonių pamato, ar ne? Aš nebevagiu, nebesinaudoju, kažkaip stengiuosi pamiršti visą tą dalyką. Esu dar vieną filmą lietuvišką pavogęs, bet iš principo. Pasinaudojau to pačiu prisijungimu. Labai įdomu kokį, bet gal nebuvo. Nesakysiu, bet čia buvo principo reikalas. Tiesiog. Bet klausimas buvo ne ką jūs pavogėte, o ką iš jūsų pavogėte. Nežinau, gal man atrodo, ką žinau, gal ir pavogė kažką. YouTube įdė. Tai gerai, tai filmai ten yra, ten tose kažkokios, Linkomanija egzistuoja dar ar nebe? Egzistuoja. Tai ten yra filmų mano, tai nežinau, tai čia pavogta. Prodiuseriam gal čia kelias. Nežinau, aš jau gal čia, ta prasme, aš taip retai darau filmus, kad praeitą filmą, jeigu kažkas pavogė, tai vis tiek apie jį jau visi pamiršę būna. Tai aišku, kad nemalonu, bet šiaip jeigu jau tas filmas nebeplatinamas, tai tiesiog, tai jeigu kažkam dar įdomu. Tai... Įdomu būtų pamatyti dabar Linkomanijoje statistiką Popietinio kronikos išėjimo tavo ankstesnių. Tai tikiuosi neatsidurs šiuo metu. Ne ankstesnis. Bet žodžiu, gal nereikia vis dėlto. Ir turiu gal klausimą, ką pats minėjai, kaip atrodo tavo eilinė diena kaip režisierius. Ir taip pat, nežinau, visas gyvenimas, ką tu veiki, kai tu nekuri filmų. Gal gali papasakoti apie gyvenimo būdą, sportuoji? Man atrodo, aš viską darau. Aš darau kur kas daugiau kažko kitko negu kinas, negu kūryba. Labai daug visko. Aš, kažin, ar galėčiau viską išvardinti. Bet galima sakyti, kad tai nereikalinga veikla, bet man atrodo reikalinga. Aš tiesiog, taip, per aplinkui prieinu prie kūrybos ir prie filmų.
Jeigu gali papasakoti, bet jeigu... Nu tai aš nežinau, aš važinėju riedučiais, važinėju dviračių kasdieną. Dviračių kasdien, nesvarbu, žiemą, vasarą. Nu kaip, aišku, būna, kad tiesiog praleidi važiavimą dviračių, jeigu važiuoji ten į kokius Šiaulius pristatyti filmą, tai su komanda. Tai va, tai nesu dviračių važiuoju. Nežinau, darau medžio dirbinius, žvejoju, nežinau, bendrauju su draugais. Nežinau, kažkokio nėra tokio. Nėra kas būtų kaip receptas, kad tai padėtų ten kažkam. Nu, galit pabandyti pasivažinėti riedučiais, gal kažkaip jam. Gal nes šiandien ten ledas tai ir buvo. Čia beje, vat lygų šiaip galėtų, gal Vytas išėjo. Nu, paklausim. Aš jau su Vytu važinėti riedučiais. Ar galima atsinešti į Kimo? Aš gal sugrįšiu taip pat prie filmo. Noriu paklausti, kokiais iššūkiais susitarėt adaptuodami Pietinia kronikas knygą ir kaip dirbote su Egle Vertelyte. Ir kaip suprantu, jai kilo, jeigu neklystu, idėja šį filmą kurti. Jo, tai labai anksti jinai perskaitė, tai čia buvo... Man atrodo, jie su Luku teisės įsigijo gal kokiais 18 metais. Nu, aš galiu suklysti, bet aš tik žinau, kad po to, kai knyga jau buvo išleista, tai metų bėgyje, gal pusantrų. Ir parašė scenarijų ir persigalvojo. Ir tada pradėjo ieškoti režisieriaus. Ir per karantiną sugalvojo atnaujinti visą tą, matyt, darbą ir eiti tuo keliu, kad ne Eglė pati režisuoto, ieškoti režisieriaus. Tai man sako, kad daugiau niekam neskambino, bet kaip iš tikrųjų buvo, aš nežinau. Tai maža Lietuva galim paklausti. Nu tai aš klausiau jų, bet tai nesako. Gal iš tikrųjų tau pirmam, man atrodo, tikrai teisingas sprendimas. O su kokiais galbūt iššūkiais susidūrėt, kai kūrėt, ar nebuvo iššūkių? Tai buvo vien iššūkiai, todėl kad knyga yra milžiniška ir jinai nu, ten to siužeto tokio kaip apčiuopiamo nelabai yra, ten daugiau tokias kažkokia savirefleksija, refleksija, prisiminimai, palyginimai, apibendrinimai kažkokie ir reikėjo visą tai paversti į dialogus, į scenas, į veiksmą. Tai čia buvo sunkiausia, nes kažkaip kol atėjom iki to taško, kai supratom, kad iš tikrųjų esam laisvi, nes knygą išmokom, supratom, apie ką kūrinys. Kmita iš vis sakė, darykit, ką norit, tai čia dar sunkiau gal tada, kad taip sako. Ne telefonu, taip sakė? Ne, buvom susitikę. Įsirašėt pokalbį? Nesirašiau. Ten buvo, paskui galėsi papasakoti apie tą pokalbį, žodžiu. Bet jo, ir tikrai buvo vienu metu toks procesas, kad Eglė rašo, o aš vėl grįžtu prie knygos, skaitau. Susitinkam, perskaitom, ką jinai parašė, kažkokį darom išvadas, vėl sugalvojam naujus dalykus, vėl jinai rašo ir atrodo jau viskas patvirtinam, jau vos nesakom viskas užbaigta, štampas siunčiam Lukui ir tada vėl grįžtam vėl atgal ir vėl išlenda koks nors toks. Ir vis atrodo, kad man visada atrodė, kad mes nusikalstam, nusižengiam kūriniui, kad mes niekaip negalim priartėti prie jo. Mes tarsi kūriam iš tų prisiminimų scenas, Eglė rašo tos dialogus, viskas, atrodo viskas teisinga, bet visą laiką atrodo, kad mes tolstam, kad mes išplečiam personažą. Ir nors tema ta pati, bet atrodo, kad čia visai kita istorija. Ir tai žodžiu, buvo tokių iššūkių tikrai nemažai, bet
nufilmavom, sumontavom, Kmitė pažiūrėjo, sako, o, grįžot prie knygos. Tai aš jau minėjau, kad čia buvo man didžiausias komplimentas ir toks patvirtinimas, kad viskas gerai. Nežinau, gal kažkam kilo klausimų kokią nors degančių, be kurių atsakymo, į kuriuos negalit gyventi šiuo metu? Jeigu kas grįšim vėliau prie to, tai galit turėti galvoje, o man pačiai kilo gal toks, kadangi dabar esam akademijoje ir aš pirmą kartą atėjau į šitą naują pastatą, nors pati mokiausi dar tam senam, noriu paklausti tavo atsiminimų iš akademijos, kaip ten viskas tada atrodė, su ko buvai kurse ir kokius filmus tada žiūrėdavot? Tai jo, mano visi prisiminimai irgi iš anos akademijos, iš Sluškų. Bet man atrodo ir mūsų prisiminimai skiriasi, nes kai aš mokiausi, ta prasme, ten daugiau dalykų buvo gal su teatru susiję negu su kinu. Gal, žodžiu, nesvarbu. Man atrodo, čia vis tiek tie prisiminimai tokie ir juokingi, ir ne visai juokingi. Iš kursiokų, gal įdomus toks dalykas, kad Danielius Kokanauskis, mes kursiokai ir pirmą kartą dirbam kartu. Taip, patikslis montažo režisierius šio filmo. Taip. Tai baigiam akademiją, išsiskyrėm, jis tapo profesionalas, man reikėjo iki to užaugti ir dabar mes susitikom po, kiek čia, daugiau negu 20 metų. Keista, kaip sakai, kad tau reikia, Ne, čia normalu, čia aš nekoketuoju, tiesiog aš darau maždaug, taip galima sakyti, kas 5, kas 6 metus filmą, o Danielius turbūt sumontuoja per metus 5-6 filmus. O kai sumontuoji kokią nors ten Stalino laidotuvės arba Misterį Landsbergį, tai tu už visus dar 20 metų į priekį patirties pasikrauni. Tai jisai, man buvo smagu, kad mano kursiokas yra tokio lygio kino profesionalas. Ir daugiau galbūt, nežinau, ar tau kaip nenoris. Tai mano kursas buvo, Greta Zabukaitė, akcionaitė, ne dabar. Taip. Antanas Gluskinas. Visus kursiokus išvaldė. Aš bandau maždaug pataikyti. Aš su Giedre Beinoriūtė jūs kartu, kur dabar dabar. Ne, Beinoriūtė vyresnė. Beinoriūtė. Mes įstojom, o Giedre Beinoriūtė jau mokėsi ir jiem leido mūsų stojimuosiuose dalyvauti. Buvo panašiai tokia juoda auditorija, tik mes ateini, nematai komisijos. Tik žinai, kad sėdi Šablevičius, Čibiras, Žebriūnas, Šurna, o už jų sėdi 4 kursiai. Ir kartais girdi tą. Tai toks buvo geras spaudimas. Bet atlaikiau. Matau daug emocijų sukėlė auditorijoje stojamieji. Žiaurus stojamieji. Ir dabar žiaurus. Ir ta prasme, tas žiaurumas niekur nedingo, nes man pačiam teko dabar dalyvauti toj pusėje ir prieš 3 metus. Ir tai taip pat tą rūgštį prakaituoji, ten sėdi ir galvoju, o Dieve, kaip baisu. Nenorėčiau dar kartą stoti. Suprantu tave. O tai tu dabar pats ir dėstai, tai gal gali papasakot, ką jūs veikiat per tas paskaitas? Ar tu turi savo kursą, ar... Dalis juokėsi čia. Mes su Giedre Beinoriūtė kartu turim kursą, tai mane pasikvietė. Vis dar galvoju, ar viskas gerai, bet man atrodo gal visai gerai. Nežinau, čia reiktų studentų gal paklausti, ne manęs. Bet įdomu, tikrai įdomu ir man atrodo labai gera šita formulė, kad ne vienas kurso vadovas, o 2 yra. Ir Giedrė turi labai daug patirties kaip dėstytoja ir jinai kaip dramaturgijos dėstytoja, dokumentikos dėstytoja, o mano gal tokia labiau laukinė ta patirtis, praktinė ir vienas kitą papildom. Man atrodo, gal visai nieko ta formulė. Bet sakau, čia vėlgi reiktų gal studentus pakviesti ir pašnekėti.
Na, gal kitas net. Gal būtų tiesiog įdomu, man gal pačiai toks, kaip atrodo tos tavo paskatos, kaip per ką tu bandai išmokti. Man pradžia buvo labai sunki, aš atsimenu, bet čia ne su šito kurso, aš pradėjau dėstyti Stonio studentam. Jie buvo antrakursiai ir man reikėjo nebylų kiną. Oi, tas nebylus kinas sudėtinga. Visi žino, ką tai reiškia. Ir šitą aš atėjau ir man atrodo, aš per 2 paskaitas pasakiau viską, ką aš moku. Čia pradžia, metų. Paskui kažkaip Vytas Dambrauskas pasivedė, sako, žiūrėk, tu kažkaip, sako, dabar jau vėlu, bet sako, taip vėliau padėliok kažką, nes, sako, aš jau viską pasakiau, aš nebeturiu. Ai, dar, žinai, labai buvo įdomi patirtis su Puipa dėstyti. Čia beje gal į temą, nes mane pakvietė dėstyti, tai irgi buvusiam bakalauram Stonio ekranizaciją. Puipa. Ir aš tuo metu dariau pirmą savo ekranizaciją pietinę, o Puipa, jis, ta prasme, jis ekranizacijų karalius. Tai toks, žodžiu, kažkaip prisiminiau Žebriūną. Tai Žebriūnas taip juokaudavo, sakydavo, aš metras, o tu centimetras. Bet, ta prasme, bet čia toks nepatyčias, o tai draugiškai. Tai vat man antrą kartą taip teko, kad metras buvo ir centimetras. Puipa jau kilometras gal, man atrodo. Decimetras dar būna, gal. Ne, tai sakau, pirmą darai, tai centimetrą, o Puipa jau kilometrai, jis ten prifilmavęs tų ekranizacijų. Tai vat irgi buvo labai įdomi patirtis. Čia gal reikėtų ateiti pas tai paskaitas, kad sužinotų atsakymą. O dar aš tai bandžiau to išklausti prieš tai, bet gal ne iki galo pavyko. Ir kažkaip man ir pačiai jis asmeniškai svarbus ir daug apie tai kalbam, tai kaip režisieriui jaunam ar vėliau karjeros metu atrasti tą balansą tarp kūrybos ir kasdienybės arba tiesiog kitaip išsilaikymo savęs. Va čia gal kažkokių sėkmės receptų yra tekę aptikti? Ar kažkokiais skirtingais gyvenimo etapais, skirtingai? Ta prasme, apie buitį klausit? Ne tik apie buitį, čia labiau apie išgyvenimą. Ai, tai... Čia toks sunkus klausimas tikrai, nes aš savo metu nufilmavau 100 reklamų ir realiai nieko neuždirbau. Ta prasme, todėl, kad aš pradėjau jas filmuoti, kai dar mokiausi akademijai gal. Ir kai gauni pirmą honorarą po stipendijos, už reklaminį klipą, tai tau tiesiog praplyštas stogas, nes tu, versme kažkaip... Kad užsidirbni tiesiog. Jo, o paskui ateina tokia mintis, gerai, užsidirbsiu truputį ir tada jau sukursiu savo tą jau kiną tokį. O tada, kol tu filmuoji tą reklamą, tu dar esi toks jaunas, ten žavus ir ten visi nori su tim filmuoti ir tada tau paskambina dėl kito užsakymo ir tada tu galvoji, kad neatsisakysiu, nes jeigu atsisakysiu, tai daugiau nesiūlys. Tada tą paimi ir tada tu įsisuki tokį ratą ir džiaugiesi, kiek pinigų tu čia uždirbi, o tas kinas tolsta. Ir jo, buvo taip, kad lengvai saldžiai, ta prasme, magistratūra mane išgelbėjo. Ir mane išgelbėjo Lapinskaitė su Pakėnienė. Nes aš jau iš magistratūros norėjau išeiti, nes galvoju, ką aš čia veikiu, aš vis tiek reklamas čia filmuoju, čia kažkaip viskas labai gerai sekasi. Ir atėjau parašyti pareiškimą ir jos man neleido parašyti pareiškimo. Sakė, ne, ne. Ir kažkaip reikėjo kažkokį čia filmą ir tada amžinatelis Gimžauskas dar buvo, sakau, klausyk, ką nors greit susukam, greit tokio, kad, neskausmingai. Gerai, tai va lengvai saldžiai taip ir gimė. Jo, čia dažnai geriausias scenio, kažką per kelias dienas sugalvoju ir... Per mėnesį sugalvojom, ne per kelias, bet greit, jo. Ai, dar atsiminiau šitas. Bet reklamų nebefilmuoju, man nebesiūlo senai.
Ar čia klausti, kodėl? Ar ne? Jo, nebemoku. Nu, ta prasme, kad filmuoti reklamas žmonėm turi būti akivaizdu, kad man tai įdomu. Nu, kad režisieriui rūpi tai, ką jis filmuoja. O jau su laiku pradeda čia užrašas šviesti, kiek tau svarbu ten ta reklama ir žmonės numato tiesiog, kad tiesiog laukia, kada išrašysi sąskaitą ir tada nebesamdo. Nu, abejingumas, cinizmas, žodžiu, atsiranda tokio. Tai aš neatsilaikiau prieš tą ir viskas. Žlugo karjera. Nu, bet gal filmų karjerą turi. Ir redučių karjerą. Ir aš gal jau šiek tiek link pabaigos, taip. Bet taip. Nežinau, gal yra tau tekę pagalvoti, čia gal irgi man asmeniškai įdomi tema, kinas, kino industrija ir psichologinė sveikata. Ir nežinau, ar tau gal yra tekę pagalvoti, kaip ji Lietuvoje ar apskritai turėtų atrodyti, kad taptų sveikesnė, jeigu teko apmastyti. Bet čia gal čia taip subjektyvu ir gal... Tai tavo subjektyvia gal nuomonė. Nuo kiekvieno iš mūsų priklauso, kaip mes tą aplinką suvokiam arba kaip mes ją priimam ar atmetam. Nežinau, man atrodo, labai viskas pasikeitė ir ta pradžia, kai dar viskas priklausė nuo kultūros ministerijos, kai kinas dar buvo kino juostoj ir kiną galėdavo, kol mes mokėmės akademijoje arba išėjo iš jo, gal dėl to ten buvo įsikabinta į kažkokias reklamas, nes atrodė, kad tą kiną gali kurti Puipa Bartas ir kažkas, ko mes jau nebežinom. Ir tai buvo toks, kažkoks nepasiekiamas. Atrodė, kad nepasiekiamas dalykas. Dėl to buvo pasimtos buitinės kameros ir tokia ale naujoji banga kažkokia. Bandoma suformuluoti kažkokią savo bangą arba savo požiūrį. Paskui atsirado visokie lozungai, visokie ten akių draskimai, manifestai ir taip toliau. O paskui, man atrodo, toks gal buvo 2000-ųjų pradžioj pasikeitimas vienas, tarsi atsirado toks terminas žiūroviškas kinas, tada irgi daug kas bandė pasivyti tą terminą, vieni pasivijo, kiti gal ne visi ir supratom, kas tai yra iš tikrųjų. Ir paskui gal čia dar po 10-mečio, maždaug po tos krizės, gal 9-10, realiai atsirado pramoginis kinas, žanrinis. Tada tokia atsirado skirtis, kažkokie konfliktai tokie kilo, labai taip visiems buvo pikta vieniem, kad vieni tokie lėkšti, o kiti tokie gilūs. Ir tada, man atrodo, tada pradėjo Lietuvoje prodiuserio vaidmuo pradėjo stiprėti. Nes iki to prodiuseris buvo toks, man atrodo, nelabai suvokiamas visiems, kas tas yra prodiuseris, kažkoks direktorius, kažką, buhalteris, ką jis čia veikia. Gal istoriškai kažkaip būtų įdomu pasižiūrėti. Jo, ir tada, man atrodo, taip, jau 2000-ųjų gale pradėjo prodiuseris tapti prodiuseriu. Buvo jau tokių, kur anksčiau suvokė ir juos suvokė, bet tai čia gal toks pasikeitimas. O ta atmosfera tarp kūrėjų ar kaip bendrai bendruomenės, tai man sunku pasakyti, aš gal tiek labai daug nedalyvauju bendruomeniai, gal ten turiu dar kitų chebrų, nežinau, gaujų ar kaip čia pasakyti gražiai. Kitų draugų. Jo, ir čia gal reiktų dažniau kažką daryti, dalyvauti, tada susidursi, bet labai sunku pasakyti apie tą psichologinę kažkokią atmosferą, nežinau, man atrodo visi
kūrėjai save vis tiek užsidaro ir savyje išgyvena pirmiausia visus ten tos košmarus ar džiaugsmus, o paskui jau bando kažkaip socializuotis. Nu, suprantu, čia gal asmeniškai kiekvienam, ką tu dirbi, kalbant ir apie tą balansą ir visą kitą. Ir gal jau link pabaigos norėčiau paklausti, ar kas nors turite klausimų Ignui. Dabar yra jūsų metas. Apie filmą, apie gyvenimą, apie ankstesnius filmus. Gal viską papasakojame. Labas vakaras. Mačiau Pietinė kronikas seanse, kur dalyvaujat ir jūs ir minėjot, jog esat pusiau šiaulietis. Tai įdomu, kur ta pusė, kurią pusę. Tai tėtis mano iš Šiaulių buvo, močiutė. Nu, tai tėčio pusė visa. Močiutė, teta dar gyvena pietiniam, tebe gyvena. Bet jūs neaugat pačiose Šiauliuose? Ne, aš ten lankydavaus, bet daugiau vaikystėj, paskui paauglystėj gal mažiau, nes ne mano rajonas buvo. Teko bėgti. Ne, ten nebėgiojau, aš ten kažkaip saugiai, nebuvo. Istorijų girdėjau, bet praktikoje neišbandžiau. Supratau, ačiū. Aš gal papildysiu, man atrodo, man Vytas, jeigu nemaišau, interviu sakė, kad tau jau dėtų šiauliečio štampą po šito filmo. Tai, gal ta kalba man buvo lengvesnė, nes vis tiek, kai ten bendrauji, persijungi, kažkiek klausos turiu, tai... Ir mane inicijavo į šiauliečius kartu su Džiugu, Ruokis. Padovanoja ten tas beisbolo lasdas. Turėjom kaip kalaviją priimti, priklaupę ant kelių. Ruokis. Tai jau šiaulietis gal ir, nežinau, pusantro net šiaulietis. Taip, ir dar turiu Lietuvos regbio aprangą Kukulskio dovanotą. Tai praktiškai kaip šarvai. Tai turiu kalaviją ir šarvus. Tai drąsiai guliu Šiauliuose. Dar kas nors? Aš noriu paklausti, kaip pavyko Rimantai kalbėti, nusifilmuoti filme ir kaip tas pokalbis Pokalbis, tai, man atrodo, jis kažkur išdavė jo interviu, minėjo, kad jis irgi su dviračiu vasarą važinėjęs ir mes taip ant Mindaugo tilto susidūrėm. Sakau, klausyk, reikia. Reikia, tai reikia. Iš karto sakė gerai? Greit pasakė gerai. Kažką sakė, pagalvosi, bet ką ten galvosi. Iš esmės, filme yra ta, mes taip sakom, ta trijulė nuo atsarginio suolo. Tai Vertelytė, Kmita ir aš pats nusifilmavau. Ir Lukas, man atrodo, ten vadina. Ir Lukas, jo. Tai Lukas, keičia valiutą. Ne, tai Lukas sėdi saulėje, šviečia visas ir tiesiog skaičiuoja pinigus. Tai ten... Toli nuo savęs nepabėgo. Visi gavo tikrai išieškotus vaidmenis. Taip, ar dar kas nors turėtų klausimą? Žilvinas, trukmė. Apie 2 valandas filmas trunka. Ar dar būtų buvęs ilgesnės ir 3 valandų, ar kaip 1,5 būna dažniausiai? Vienu įkvėpimu taip pažiūrėjau stovėdamas. Tai 2 valandos trukmės yra apspręsta sena, filmo trukmė. Supratau. Pirmas montažas buvo virš 2,5 valandų. Paskui buvo ten 2,5, tada ten 2,18 ir vis dėlto sutrumpinom iki... Tai nieko neverčiami tą darėm su Danielium. Dar Danielis iš esmės yra palikti gal kokias 3-4 vietos, sako, aš palieku, sako, jeigu tu norėsi, išsimesi. Ten. Tai dar kai suvedinėjom garsą, jau buvo miksas, Lukas šalia stovėjo, sakau, Lukai, dabar galiu 2,5 minutės iškirpti taip, kad tik tai sudėtų takus. Ir nesakė, nieko neliesk, nieko. Tai... tai galima sakyti jau ten šlifavimo klausimas. Tiesiog atrodo, kad tas 0,5 valandos kažkoks nežmoniškas laikas. Tarkim, nuo pirmo montažo iki to jau galutinio. Bet jau kai gavom patvirtinimą iš autoriaus, tada dar
pasitikrinam su studentais, kad viskas gerai. Ir tada jau paskui tiesiog šlifavom. Nu, ta prasme, artėjom prie temų ir knygos idėjų, o jau ten bandėm, kaip sakant, tilpti. Nežinau į ką, bet į kažką tilpom. Taip, tarša. Aš turiu klausimą dėl manifesto. Mes per magistrantūros paskaitas nagrinėjome jį ir rašėm savo. Tai kilo labai daug klausimų. Pirmiausia, kaip kilo ta mintis? Ar jūs ten labai kažkaip opresino kurti kiną tam tikrais būdais? Ar Dogma įkvėpė ir ten tokie buvo labai ambicingi, atrodo, užmojai? O kaip apsiriboti vienu filmu? Jo, tai... Aš prieš tai minėjau, kad tiesiog ta karta, kai aš mokiaus, toks susiformavo tokia atmosfera, kad mums kažkaip labai patiko provokuoti ir kažkaip išsišokti, kažkaip mažiau mokytis, daugiau draskytis. Ir tas manifestas tai buvo tokia pasekmė. Nors tai nebuvo tik mano kurso, nes... Manifeste dalyvavo, tarkim, Marius Kunigėnas su Mantu Verbėjum, kurie yra Beinoriūtės kursas. Aš dėl to ir galvoju. Taip, tada Beinoriūtė nedalyvavo. Ten kažkaip berniukų manifestas toks gavosi. Tada mūsų Vaišnoras ir Dambrauskas dalyvavo pats, Simas Aškelavičius. Nu, žodžiu, tokia rinktinė keista tokia. Ir dar kalbinom, atsimenu, Jonyną. Bet Jonynas kažkaip jau buvo stikęs, jam viskas ok, bet paskutinį momentą, sako, turbūt įtarė, kad mes čia, ne visai, kaip sakant, sąžininkai, nežinau. Žodžiu, buvo smagu žaisti, provokuoti ir žiūrėti, kaip į tai reaguoja ypač kino kritikai. Wow, tai buvo. Ten vos ne fiziškai norėdavo susidoroti. Tai labai buvo smagu. Ir paskui, berašydami tą manifestą, pagrindė ten, man atrodo, Vaišnoras formulavo, ten labiausiai raštingas iš mūsų buvo, tai dėl to tos postulatus geriau užrašydavo. Nu, visi sėdėdavom su arbata ir kava, o jisai ten. Tai va, ir paskui jau, kai rašėm, buvo toks tikėjimas, kad o gal rimtai? Ne, rimtai, 10 filmų, tai o ką mums reiškia, taigi mūsų ten 6-7, kiek mūsų buvo. Laisvai padarysim, tikrai. Nes jau buvo patirtis su Lengvai saldžiai, kur buitinė kamera, ten biudžetas buvo 1500 litų viso filmo ir galvojom, kad tai čia pridarysim tų filmų. Ir tada buvo filmas toks Brėkštant, kur visi manifestantai filmavo po trumpą novelę ir tai turėjo būti bendras filmas. Tai iš visų manifestantų liko, man atrodo, 3 ar 4, aš dabar neatsimenu kiek. Kai reikėjo kažką daryti ir tada pilnas metras manifesto turėjo būti Dyringas, jis tarsi tapo tokiu, pirmu filmu, šiaip netaip ten išspaustų. Ir buvo ten parašyta, kad manifestas galioja 3 metus ir 9 susinaikina ir 9 metais Artimas šviesas aš nufilmavau. Tai aš dar kažkiek bandžiau atliepti šitą. Bet jo, jis kažkaip labai greit ir kai reikėjo jį pakabinti muziejui teatro ir kino, tai irgi pasakėm, kaip jį reikia kabinti, aukštinkojom jį reikia kabinti. Bet aš nežinau. Jis normaliai kabė, aš turiu nuotrauką prie jo, nebent dabar pakeitė. Ne, nes jis, po 9 metų reikia atvirkščiai kabinti. Tai va. O kaip manai, žiūrint retrospektyviai, pavyko kažką išjudinti, pakeisti? Tai kažką, kas įdomiausia, kad tada, kai kūrėsi manifestas, tai buvo labai linksma ir juokinga. Tada, kai jisai atsirado, tapo nebejokinga, ten, užvirė, sukilo visas, kaip sakant, pasaulis, o mes nieko nedarėm. Paskui viskas numirė
Ir dabar tas manifestas kažkoks beveik rimtų dokumentų tampa. Aš jau kartais girdžiu, kad žmonės, kažkaip labai rimtai įžiūri, tai man baisu truputį darosi. Nes, tuoj sakys, va, žiūrėkit, ką aš čia parašėt, o kur darbai. Tai suprantu, žmonės, aš patys turėjau atrašyti savo paskaitas. Tai kai čia koks kaupinis turbūt prašė rašyti. Tai irgi labai rimtai nežiūrėkit. Kuo labiau išsidirbinėsit ir kuo labiau žaisit, tuo geresnis tas manifestas gausis. Jūs galvojat, kad Tryras ten su kitais labai ten susikaupė, sėdėdami rašė? Ne. Taip. Tai manau, paskutiniam sporai klausimų, ar dar kas nors norėtų? Aš noriu paklausti apie Artimas šviesas. Kam kilo idėja pasikviesti užsienietę aktorę ir įgarsinti lietuviškai? Nes, man atrodo, lietuviškam kine to nebuvo dar. Čia buvo kompromisas, todėl kad buvo be šansų gauti pinigų iš kultūros ministerijos. Nenoriu pasakoti visų ten komentarų ministerijai, ten galima buvo dokumentinį filmą įdomesnį už Artimas šviesas nufilmuoti. Ir Norvilinė susitiko, surado vokiečius, kurie pasakė, prieš kultūros ministeriją mes duodam pinigus. Ir mes į kultūros ministeriją jau atėjom ne su ketinimu protokolu, o su pinigais. Taip mes gavom čia. Nes šiaip tai buvo... Jau tada vis tiek jau į skaitmeną mes ėjom, o čia 35 mm, tipo, ką tu padaręs ten, visiems klausimas. O tai buvo pirma koprodukcija Lietuvoje 50-50. Mes buvom visiškai žali, vokiečiai iškart pasakė, pas juos dar tos taisyklės buvo, kad ten jeigu gauni tam regione, tu negali iš kito gauti. Ten kažkoks keistas. Ir jie sakė, kad jeigu taip, jiem prieš fondą jie negali tik postprodukciją ar ten muziką. Turi būti ekrane irgi matytis. Tai ne tik aktorė buvo, bet mes savaitę filmavom Kiolne. Tai ta savaitė kainavo tiek, kiek čia turbūt mėnesis. Aš nežinau. Ta prasme, tuo metu kontrastas buvo didžiulis skirtumas visas. Tai pats sunkiausias filmas buvo. Ir, tiesiog, man kažkaip buvo ir po jo labai sunku. Bet su Julija geri santykiai, viskas gerai. Taip, paskutinis šansas klausimui. Bet aš labai noriu paklausti, man tai neatsakai gal. Kokius jūs filmus žiūrėdavot ir kas jūs įkvėpė studijų metu, rašant manifestą? Tai aš, kai įstojau, tai jokių filmų nežiūrėjau, nes aš buvau pamatęs su Švarcu komandos, su Stallone Pirmas kraujas, Rokijus. Aš tos filmus buvau matęs. Žodžiu, dar kelis gal... ten koks niekas nenorėjo mirti, ten ta, kur jau privaloma mokyklos programa. O pirmam kurse atvažiavo Baltakis, parodė Nepriklausomą Amerikos. Pradėjo, man atrodo, pirmą parodė Easy Rider. Ir tada tais metais Kino pavasarį atvežė Boilą, Trainspotting. Ir ten ištaškė smegenis, aš jį mintinai išmokau. O paskui, aišku, ten pradėjau vis daugiau domėtis, to labiau aš turėjau tokius draugus kaip Donatas Vaišnaras, jis ten toks cinefilas buvo, tai jis ten Pekimpą visą sukišo, tada, aišku, ten nukeliavom iki naujosios bangos, bet čia gal dar pirmam kurse. Ir vienu metu man atrodo tokia, kai klausdavo, kas tau daro įtaką vienas filmas, tai aš turėdavau visada paruošęs atsakymą, kad Triufo 400 smūgių. Bet tikrai jis man padarė didžiulę įtaką ir gal net lengvai saldžiai truputį turėjo tos įtakos. Kažkur toli, bet o paskui, nežinau, paskui
Linčas turbūt jau sekantis ten. Ai, ir taigi aš vos nepamiršau Tarantino, nes Pulp Fictionas irgi buvo mintinai išmoktas ir bandytas kažkaip, kas čia vyksta. Tik jis buvo, aišku, daug aiškesnis, nors ne, iš Tarantino gal daugiau atsimenu padarė įspūdį šitie Pasiutę šunys. Jo, tai buvo irgi toksai kažkoks kertinis. Man atrodo, Valiulis darydavo tokius kelis kartus, kai dėstė, liepdavo vieną kartą į metus daryti filmų 10. Ir kai parašydavai ten savo 10, galvodavai, surašiau ir atidaviau. Jis tada paimdavo ir sakydavo, taip, šitas filmas, ten, apie ką reiškia, kokia tema, jis taip, maždaug. Arba kokia detalė ten O ką reiškia ten lagaminas, Pulp Fiction'e? Pas ką, gerai, daug, ten, maždaug, pasirašo. Tai va. O dabar gal pabaigai, tikrai neks jūs paskutinis šansas. Ką mes viską papasakome. Aš tai noriu paskutinį gal klausimą, jau tokį tikrai paskutinį, nes labai įdomu išgirsti kažkaip tą kelionę laiku, bet ką tu žiūri dabar, iš gal šiuolaikinių filmų, serialų, ar žiūri, gal kažką turi rekomenduoti? Ne, serialų kažkaip aš nepripratau. Nepripratau žiūrėti, net, nežinau, ką aš ten jums sakau. Ai, tai gal man, bet labai jau seni, mano žinios senos. Aš bandžiau žiūrėti, atsimenu, Breaking Bad, man kažkaip antram sezone aš pamiršau, kad jį žiūriu. O man tokie, gal tie tokie mažieji. Beje, man atrodo, praeitą savaitę buvo 10 metų nuo True Detective su McConaughey ir to Harrelsono sukūrimą. Tai man šitas buvo pirmas serialas, kur aš išsižiojau, kad wow, kas čia. Paskui toks buvo The Buff at the End, gal tai su studentai šnekėjom, nes serialas, kuris viskas vyksta vienoj, mes sėdim ir visas serialas. Tai tokia irgi padarė įspūdį. O iš filmų, ką aš paskutinį mačiau, turėjau pristatinėti šitam LRT rubriką tokią. Žodžiu, Pažadėtų į žemę žiūrėjau. 3 minutės iki kino. Toks, jis toks pop, bet aš tu rekomenduoju visai gerai. Westernas. Tai ką? Nežinau. Emilija Perez paskutinį bendrai dar. Kodėl? Tai čia vėl subjektyvu. Taip. O Partenopę žiūrėjai? Žiūrėjau, taip. Labiau patiko? Čia tie moterų reprezentavimo klausimai. Gerai, matau, jau persikėlė į kitą diskusiją, jau tokią neformalią. Tai, nežinau, ačiū labai tau, kad dalyvavai, ką galima pratęsti šitą. Ačiū jums visiems, ačiū Ladgai. Ačiū Ladgai. Ir nežinau, gal kažką užkabino ar kilo klausimų dėl autorinių teisų, kur pirmoji daly kalbėjom, tai kaip suprantu, į Latgoje galima užsirašyti konsultaciją. Taip. Aš gal vieną, galim labai trumpai grįžti tą pirmą dalį. Labai noriu, taip. Ir ką pradžioj jūs irgi šnekėjot, kad dažnai autoriai, kūrėjai kažkaip labai koncentruojasi į tą, į savo tą dalį, į tą kūrybą ir ypač jeigu yra tie geri santykiai, galvoju, atsiknistų savo tom sutartim, žodžiu, aš čia, viskas bus gerai, tai, kažkaip reiktų vis tiek prisiversti, atsiremti sieną, atsisėsti ant žemės ir vis dėlto kiek įmanoma racionaliai apie tai pagalvoti. Perskaityti statymą, nežinau, ar... Sutartį. Kažkaip nes paskui vis tiek, mes visi augam, brestam, protingėjam, paskui po kurio laiko net pradedam skaityti ir tada perskaitam, kad buvom tiesiog kvaili. Taip, tai vis tiek, kaip suprantu, galima į konsultaciją patekti, nežinau, neužsirašyti, ne tik užsiregistravus, bet parašęs laišką ir susitarus, jeigu esi narys. Tai teisingai, taip. Ir perskaityti statymą, ir skaityti sutartis, ir apmastyti šitos dalykus. Taip. Tai dar kartą ačiū, Ignai, ačiū visiems.